Leidykla Vaga savo knygų kolekciją papildė lietuvių autorės Genovaitės Bončkutės Petronienės romanu Neįvykusi terapija. Jausmingame ir intriguojančiame pasakojime pagrindinė herojė, 40-metė Juta, ieško atsakymo, kodėl ją nuolat lydi nesėkmės, nusivylimai, vienatvė ir kaip gyventi ir jaustis laimingai. Pagrindinė herojė Juta yra perfekcionistiška, jinai tokių turi idealų, nori pakeisti pasaulį knygos pradžioje, kaip ir daugelis jaunų žmonių, bet taip pat turi daug baimių. Ją apninka depresijos jausmas, jinai nemoka užmegzti nuolatinių tokių paprastų, nuoširdžių santykių su žmonėmis. Jinai tarsi nori kažko iš tų santykių, tarsi nori, kad kažkas ją įkvėptų, padėtų, išgelbėtų. Bet kaip nekeista, tos savybės, tas atrodo, žmogus deda visus pastangas, kad viskas būtų geriau, galų gale atsisuka prieš ją pačią ir jai reikia atsipalaiduoti, kad galų gale įvyktų kažkas gero. Romano autorė profesionali psichoterapeutė, todėl knygos veikėjai ir įvykiai paremti tikromis istorijomis. Pasak rašytojos, galbūt veikėjų poelgiuose skaitytojai atpažins save ir tai juos įkvėps keistis ar ieškoti naujų sprendimų. Aš norėčiau, kad žmogus skaitydamas jisai tiesiog pajaustų, kokie mes visi netobuli ir geriau priimtų ir pats save ir kitus. Bet taip pat yra visiškai kita, net nežinutė, kitas efektas, kokį aš norėčiau, kad ta knyga padarytų žmogui. Aš norėčiau, kad tai turėtų tokį gyvinantį, kad žmogus skaitydamas pasijaustų tarsi gyvesnis, gyvinantį efektą, kad jisai pajaustų savo jausmų stipriau, jam būtų įdomu, jis įsitrauktų į tą veiksmą, persimtų tą nuotaiką tokio greito pasakojimo ir tų įvykių, kurie nutinka. Ir taip pat dar labai svarbi žinutė yra, kaip gali keistai, netikėtai vykti žmogaus vystymasis. Iš pradžio atrodo, kad herojė darosi vis protingesnė, jo santykiai vis brandesni. Bet klausimas, ar nuo to padaugėja laimės. Labiausiai norėjau perteikti tą sudėtingumą.